Paskutinioji be stabdžių valanda šiandien, 4 minutės po 2, vos pradėjęs darbus prieš valandą, sakiau, kad turėsim svečių šiandien, kad viešne bus prieš geras 25 minutės, kuomet vyko žaidimas. Būtent apie tą žmogų, apie tą viešinę jau šnekėjom, sakiau vieną klausimą. Iš to žaidimo esu sugalvojęs, taigi pasitirausim. Be jokios abejonės ir ne šiaip savo čia, nes, kaip žinia, rudenį prasideda daug kas. Ne tik mokslo metai, bet ir sporto pasaulio pagrindiniai įvykiai. Na, aišku, atmetus visus čempionatus arba tarkim, olimpinės žaidynės, prasideda klubiniai čempionatai tiek pačių įvairiausių sporto šakų ir tiek moterų, tiek vyrų. Taigi šiandien svečiuose pas mus yra Vilniaus moterų krepšinio komandos Kibirkštis vyriausioji trenerė Jurgita Štremikytė Virbickienė. Labą dieną. Labą dieną. Pirmas klausimas vis tiek, ruduo jau įsibėgėjo sėkmingai, vasara buvo, nebuvo, atostogų buvo, nebuvo? Buvo gana nuostabios atostogos šią vasarą. Netgi seniai tai buvo? Nu, tokia seniai turėjau atostogų. Aha, tai, dabar, nuo klubo buvo atitrūkus, ar šiaip pati galvojat, viskas reikia pailsėti ir patostogauti? Taip susiklostė, kad šią vasarą neturėjau jokių reikalų su rinktinė ir pats sezonas pasibaigė balandžio pabaigoje, dar dirbom iki gegužės vidurio, tai praktiškai iki rugpjūčio vidurio aš turėjau laisvą laiką. Aišku, organizavomės tam mergaičių stovyklą, kad nenutrūk nuo darbo ir kad būtų darbas, kuris malonus širdžiai ir šiaip. Bet šiaip turėjau laiko. Tai praktiškai kaip pedagogė, jie irgi ten atostogauja ilgai. Tai ir jūs šią vasarą taip jau. Jeigu išmetant, sakykime, tuos reikalus, kad mąstymą, dėliojimą, sakykime, aišku, dar buvo gerai, kad komanda buvo sukomplektuota gegužės mėnesį, ko nereikėjo atsukti galvos, o kiti pamąstymai, jie netrukdo atostogų. Apie krepšinį netrukus grįšim ir pakalbėsime, aišku, ir šiek tiek dar apie praeitą galbūt sezoną ir apie šį. Bet, kaip ir minėjau, buvo žaidimas, irgi pagalvojau apie jūs įtraukt. Ir ieškodamas informacijos paskaičiau ir suradau, kad praktiškai buvot arba mintyse, bet labai žavėjo tinklinis ir vos nepatapot tinklininkė. Tik tai, kas ten, treneris, mokytojas, kažkur buvo rašyta, kad nepatiko. Tai nesigailit, kad pasirinkot krepšinio kelią, o ne tinklinio? Tai nebuvo labai didelis pasirinkimas. Prašiausiai treneris kvietė treniruotės, bet tuo metu aš jau lankiau krepšinį ir, sakykime, Alytuje tokios kalbos tarp mergaičių, kad treneris labai griežtas tinklinio. Čia paprasčiausiai net nebuvo labai daug pamąstymų. Tai nebuvo užkipti, kad nueiti į tinklinį. Bet šiaip man tinklinis patinka. Gražus sportas. Supratau. Taip, o dabar jau keliaujam tikrai prie tų reikalų, dėl ko ir susirinkom šnekėti čia. Taigi, nežinau, galbūt trumpai, aišku, pavasaris jau senokai, tarkim, buvo, bet vėlgi praėjęs sezonas. Kibirkšties komandai, kaip vertinat, gerai, patenkinamai, ar viskas buvo pasiekta, ko tikėjotės, ar galbūt kažko pritrūko? Aš vertinčiau gerai. Sakyčiau, labai gerai, jeigu būtume papuolę į finalą. Aišku, tai buvo gana, gal būtų labai netikėta, kas ir buvo pats finalas ir pats sezono pabaiga, kas laimėjo, sakykime, moterų LMKL. Buvo siurprizas, bet mes irgi buvom šalia. Bet tam tikri, sakykime, to mažo žingsnelio pritrūko. Bet tai, ką pasiekėm, tai yra didelis rezultatas jaunai komandai. Taigi, vien dėl to, kad jauna komanda tikrai neturit nusiskundimų ir kažkokių ten, kad kažko galbūt pernelyg daug nusivylimų ir nepavyko įgyvendinti? Ne, esu patenkinta, ką mes ten nuveikėm. Tai jam buvo daugumai vis tiek pirmi metai žaisti profesionaliai ir aukščiausioje lygoje. Ir jos gana, sakykime, profesionaliai aukščiausio lygoje su tam tikrais aukštais tikslais, nes yra kai kurios žaidė, sakykime, jaunuose talentuose, bet buvo komandai, kuri praktiškai tas rungtynes pralaimėdavo. Dabar teko, jos pajautė, kad gali kartu žaisdamos ne vien tik pralaimėti, gali laimėti ir žaisti gana gerai ir pasiekti netgi apdovanojimus. Šis sezonas jau, galima sakyti tikrai, kad prasidėjęs, nes vėlgi ir Rytų Europos krepšinio lygos sezonas jau yra pradėtas, ar ne? Taigi su ko jau teko žaisti, kaip sekėsi ir vėl, nežinau, pirmieji įspūdžiai iš dabar šito jau sezono, kas jau buvo oficialiai? Oficialiai žaidėm pirmas Rytų Europos lygos pirmą turą, sakykime, komandos
pirmas dieną, kuri buvo silpnesnė, sakykime, lengvesnė komanda, aišku, ten neturėjome problemų ir stojus žaisti prieš, sakykime, komandą su 3-4 užsienietėm, mums jau iškyla tam tikrų, sakykime, problemų tiek fiziškai, tiek tam tikrų sprendimuose ir tekus žaisti 3 dieną su komanda, kuri Košice, kuri praktiškai daug metų žaidė Eurolygoje ir išlaikius brandolį, net ir be 2 užsieniečių, jinai mums parodė gerą pamoką. Kaip reikia žaisti ateityje, bet tai yra gerai, tai jos yra pamato, susipažįsta su tais žmonėm, kurie praleidžia aukščiausiame lygiai žaidžia. Ir jos žino, ko siekti ir ko jam trūksta. Iš būtent šios lygos vėlgi, yra kažkokie iškelti reikalavimai, lūkesčiai, konkrečiai ar tarkim, abstrakčiai galbūt? Galima sakyti abstrakčiai. Abstraktus daugiau. Taip, abstrakčiai be abejo visą laiką norisi papulti tą finalinį 8-tuką, tuo labiau, kad jis vyks Košicoje, kur yra 8,000 arena ir kuri tikrai surenka nemažai kiekį žiūrovų, moterų krepšinis. Bet tai yra, sakykime, tai kaip šitą turą pabaigiam, tai nėra labai lengvai gyvendamas dalykas. Dar vėlgi vienas turnyras. Draugiškas Druskininkuose turnyras vykstantis. Ten kas susitinka, kas vėlgi laukia komandos. Jis įvyko ir šitame sezono pradžioje praktiškai po kelių treniruočių salėje žaidėme tame turnyre ir lygiai taip pačiai, sakykime, Baltarusių komandos, kurios yra be užsieniečių, kaip ir sakyti, tokio didelio vargo nesukėlė, bet atsiradus tik stipresniai komandai, sakykime, buvo Maskvos Dinamo, kuri jau žaidė tik su 2 užsienietėm, prie kurių dar prisijungs dar 2 ir jau visai kitos kokybės komanda ir čia mes kelias stringam. Tai, žodžiu, didžiausia ta rūpestį kelia būtent užsienietė žaidėjos kitose komandose? Be abejo, užsienietės yra perkamos tam, kad jos darytų tą pagrindinį darbą. Ir jeigu klubas yra finansiškai stiprus, jis laiką įsigyja užsienietės, kurios tikrai yra gero lygio žaidėjas. Ir pasiruošimas fizinis, ir greitis, ir šokumas, visa kita. Dažniausiai tai būna žaidėjus iš, sakykime, iš rinktinių, iš aukštesnio lygio, iš WNBA, jeigu tik tai finansiškai. Tai jau, kaip, sakykime, mūsų jaunom merginom, tai yra jau didelis iššūkis. Aišku, visi gerokai geriau matyti, kad žino apie vyrų krepšinį, vėlgi apie užsienietės, kad ir kitose komandose, vėlgi tai yra daugiausiai amerikietės būna, ar tarkim ir, nežinau, Europos šalių, Ispanijos, Italijos, Prancūzės? Šiaip yra dažniausiai yra amerikietės, nes jų yra pasiūla daug didesnė, nes mes žinom, kad kiekvienais metais iš koledžų kiek išeina žmonių, kurie ieško tam tikrų, galima sakyti, darbo, o Europa tai yra tas, sakykime, ta terpė, kur galima užsikabinti, ypač tokiose šalyse kaip Lietuva, mažesnėse, kur gali nebūti labai aukšto meistriškumo, bet tu žinosi, kad tu gausi žaisti, tu žinai, kad turi galimybę pasirodyti ir tu gali toliau, sakykime, nusitiesti kelią į Europą. Na taip, po metų kitų ir kontraktas didelis ir komanda kita. Taip, apie pačios Kibirkšties jau sudėtį ir planus Lietuvos moterų krepšinio lygoje po trumpos pertraukėlės kalbėsime ir toliau kartu su Kibirkšties vyriausia trenerė Jurgita Štrimkytė Virbiskienė, o čia trumpa pertraukėlė dabar. Vilniaus Kibirkšties vyriausiai trenerė Jurgita Štrimkytė Virbiskienė, šnekam šiek tiek ir apie praėjusį sezoną ir apie jau įsibėgėjantį po truputėlį šį sezoną. Apkalbėti nemažai dalykų, aišku, lieka dar vienas, matyti iš pagrindinių bet kokiu atveju, nes kiekviena komanda besiruošianti sezonui styguojasi, galbūt ieško pastiprinimų, galgi ieško naujų derinių, taigi apie naują sezoną, naują Lietuvos moterų krepšinio lygos sezoną toliau ir kalbamės. Taigi, Jurgita, kokie tikslai šioj lygoj Kibirkščiai yra iškelti? Aukščiausi? Aišku, visą laiką reikia savo aukščiausius tikslus kelti. Na, bet jau kiekvieną kartą einant į aikštę, aišku, apie pergalę tik tai galvo. Be abejo, kitaip net nereikės. Pas mane gali net neiti treniruotės, jeigu turi kitą motivaciją eidamas į aikštę. Dar nebuvom susirinkę, kaip sakyti, taip, prieš sezonį vakarieniai ir pati komanda dar, kaip sakyti, savo tikslų neįsikėlė garsiai, bet aš manau, kiekviena žaidėja turi savo tikslus šiam sezonui ir be abejo manau, kad, sakykime, būti tam trejetuke, kuris lipa ant pjedestalo arba kuris yra pagerbiamas per paskutinę finalinę šventę, visų yra įrašytas, sakykime, dienotvarkėse pabaigoj balandžio.
O šiaip yra mano kaip treneris, sakykime, noras ir tikslas, kad šį sezoną kuo mažiau banguotume ir maksimalią formą įgytume lemiamom kovom. Sakykime, kovo balandį. Taip sportuoju, jo, merginoms yra jau galvose užkonservuota jūsų prieš tai sakyta mintis, kad geriau neitų net į treniruotes, jeigu negalvotų apie pergalę. Jau čia viskas jau jos tai žino. Taip. Jos žino, kad ir man neįdomu dirbti su žmonėm, kurie neturi aukštų siekių. Apie komandos sudėtį. Vėlgi, praeitam sezone buvo jauna komanda, ar ne? Dabar kažkas pasikeitė, ar vėl pagrindas branduolys tų pačių jaunų, bet perspektyvių krepšininkų ir liko? Išlaikėm praktiškai visas, bet išlaikėm visas lietuvės, tik tai vienas žmogus, kuris, sakykime, su mokslu, dėl mokslo yra pasirinko daugiau mokslo kelią, o šiaip neturim šiemet užsieniečių. Turim ukrainietę, kuri pas mus buvo liko Ukrainoje, amerikietė išvažiavo į Suomiją, bet turim pastiprinimą ir labai, sakykime, būtent aš esu labai dėkinga, kad prisijungė prie mūsų kolektyvo Vita Kuktienė, mūsų veteranė, mūsų rinktinės veteranė, ir, sakykime, jinai turi labai didelės patirties tiek Eurolygoje, tiek tarptautinėse rungtynėse dalyvaudama už rinktinę. Ir labai džiaugiamės, kad jinai yra pas mus. Tai tas, aišku, tokios patyrusios žaidėjos atėjimas, tai matyt visur gerai, tiek aikšteliai, tiek ir ant suolo, tarkim, kad ir sėdint. Be abejo, toks žmogus yra aikštelės vidurė, visai kitas žaidimas. Minėjot, kad nėra legionierių. Gerai ar ne? Iš vienos pusės man, kai trenerių, galbūt nėra taip, sakykime, yra sunkiau. Nes jeigu yra legionierius, jisai dirba savo darbą, jeigu dar legionierius yra tikrai profesionalus, tu žinai, kad jeigu sunkus momentas ar periodas yra žmogus, kuris imsis tikrai atsakomybės ir kuris, tai darys, kas ir buvo pernai, ką mes turėjom pabaigoje, kur Šanita Landrė mus tikrai gelbėjo. Bet iš kitos pusės yra, aš mąstau pozityviai, tai yra tas laikas, kai pačios lietuvės turi imtis atsakomybės ir kai kurie žmonės mokintis būti lyderiais pačios, o ne užkoti, sakykime, slėptis už užsienietės nugaros ir žiūrėti, ką jinai padarys. Tai yra auginimas naujų, jos turės pačios užaugti, tapti lyderėm. Bet vėlgi, galbūt dar ir tos patirties trūkumas, amžiaus jaunas dėl tų savybių lyderystės, ar jau nebe? Žinot, tas jaunas yra žodis reliatyvus. Kai tu esi 18-20 metų, jeigu tu nori žaisti aukštam lygiai ir papulti, sakykime, didįjį sportą, profesionaliai, jau tu turi pradėti žaisti. Nes jeigu tu lauksi iki 22-24, kada jau... Ir lyderių lauksi. 24, kada turi būti pats pikas, tai jau bus vėlu. Vėlgi būna ir taip, kad komanda sezono, tarkim, viduryje, atsižvelgdama į rezultatus, ieško pastiprinimo arba vėlgi tų pačių legionierių. Galimi ir tokie variantai, ar ne? Be abejo galimi. Vėlgi viskas nuo situacijos, netgi ne rezultato, daugiau nuo pačios situacijos, galbūt finansinės, galbūt kitų dalykų. Traumos, aišku, ko neduok dieve, bet vis tiek maža ką. Taip, visko gali. Kada pirmosios rungtynės laukiamos jau? Spalio 4 yra sezono atidarymas LMKL ir žaidžiame su čempionėm, su Hop Trans Arenom. Yra jaudulys, nežinau, įtariu, kad jums jaudulys gal šiaip, kad pirmosios rungtynės, bet merginoms matyti didesnis jaudulys visgi. Aš manau, jeigu tu esi profas ir adini rungtynės visą laiką žaisti, laimėti, tas jaudulys yra normalu, jis turi būti, bet jis turi išnykti su pirma, sakykim, teisėjo iš Vilpuko. Jo, tai ne vien tik tai pergalės, bet jau išsiaiškinom. Ne kitaip jokiais būdais. Merginos vėlgi pačios nusiteikusios, kaip minėjau šiek tiek per pertraukėlę, kad vėlgi visos praktiškai yra su mokslais užsiėmusios ir užsivertusios netgi. Kaip jom pačiom, nežinau, netrūksta laiko, motyvacijos, noro ir su laiku apskritai kaip? Turiu šauno jaunimą. Praktiškai šiemet turim komandą 4 pirmakursės, turim dar 3 gal antrakursės liktai, 2 moksleivės, praktiškai yra visi žmonės, dauguma, kurie studijuoja, mokosi ir studijuoja ne šiaip, studijuoja B universitetą dauguma, kas Riomerį, tikrai specialybės netgi sudėtingos. Ir šiais metais turim rugsėjį, kur turim prisiderinti prie jų grafikų, mokslo grafikų, prie visų, jom pačiom prisiderinti prie mokslo, treniruočių kokybė be abejo nukenčia, bet
pasistengsim šiais metais derindami, kiek įmanoma, pasiekti tą maksimumą. Kiek įmanoma. O vėlgi, tas treniruočių grafikas, aišku, atsižvelgiamas jau ir į tuos pačius mokslus merginų. Vėlgi, 2 treniruotės, ar dar neaišku, kaip bus dėliojamas ir... Praktiškai galimybė į dieną 2 treniruočių mes nelabai turim. Bus tam tikrų dienų, kas neturite paskaitų, dėliosimės, kas gali ateiti individualiai, ten bent jau 2 kartus rytais, sakykime, į salę ar dar kažkur, bet tai čia bus, mes praktiškai susėdame savaitės pabaigoje, dėliojam kitą savaitę. Toliau. Pirmosios rungtynės spalio 4 ir kiek rungtynių LMKL bus per savaitę, 1 ar daugiau? Šiaip dauguma bus 1. Bus vėliau truputėlį suspausta, kad reikės žaisti 2 rungtynės, nes mes žaisim Rytų Europos lygoje, kur tuo metu negalėsim žaisti, sakykime, moterų lygoje. Tai tos rungtynės kažkur keliausis vidury savaitės, plus dar įsideda ten rinktinės savaitė, kuri įsimeta rungtynės. Tuomet šiek tiek spausis. Kartais taip spausis, kad gerokai. Bet kokia atveju nebebus laiko treniruotėms, reiks tik žaisti vien tik tai. Tik žaisim ir mokinsimės. Svarbiausia, kad gautųsi abu gerai dalykai, bent jau pirmoms rungtynėms su čempionių komanda, minėjot, ar ne? Spalio 4 palaikymas, aš tikiuosi, iš sostinės gyventojų bus ir stiprybės jums, trenerė. Ačiū. Gerų derinių, geros taktikos, pergudraut visus. Ir merginom, aišku, linkėjimai, kad nepasimestų nei mokslos, nei aikštelė, juo labiau. Dėkui, perduosiu. Dėkui už pokalbį jums. Gerų treniruočių ir pačių geriausių rezultatų. Ačiū. Taip, su mumis šią valandą, pusvalanduką buvo Vilniaus moterų krepšinio komandos Kibirkšties vyriausių trenerė Jurgita Štremikytė-Virbickienė. Šnekeliojom apie tai, aišku, šnekėsim dar ir visą artimiausią sezoną, kuris bent jau LMKL prasidės, kaip ir girdėjo, tik spalio 4 dieną, taigi laiko bus dar labai daug, kuomet kviesimės ir trenerę, ir žaidėjas. Pasakos, žiūrėsim, kaip keisis nuotaikos. Aš manau, kad bus geryn ir geryn ir geryn, vien jau čempionių komandai veikus čia spalio 4 dieną. Šiandien šią pusę valandos buvo tiek, grįžtam prie muzikos 3 minutės, beje, iki 2:30.